Sveiki. Labas, sveiki, kas prisijungė. Šiandien negalėjau neišeiti į eterį, kadangi yra naujienų apie derybas dėl taikos ar karo, kaip čia bepavadinsi, taip nepagadinsi. Tai žodžiu, žiūrėjau, ką rodo televizija Rusijos, žiūrėjau, ką rašo žiniasklaidos užsienio ir žodžiu, pakomentuosiu žodžiu, ką rodė per televiziją Rusijos, kur kalbėjo tiesiogiai išėjęs asmuo iš derybų. Be jokių agentų, be jokių tarpininkų, pavardės neminėsiu, žodžiu. Ir jis kalbėjo, kad derybos vyko taip, žodžiu, beveik 2 valandos vyko ir buvo priimtas sprendimas, susitarimas dėl tūkstančiais belaisvių apsikeitimo. Kalba vyko apie tūkstančius, kiek tiksliai nebuvo pasakyta. O kai toliau pamatysite, kitos žiniasklaidos sako, kad lygiai 1000. Žodžiu, nežinau, kieno klausyti, bet sakė, kad derybos jau pradėjo vykti į gerąją pusę. Tik tiek, kad ukrainiečiai reikalauja derybas vesti su Putinu. Tiesiogiai. Bijo per tarpininkus vesti. Dėl ko tas yra daroma, čia biški tokia sumaištis. O vokiečių žiniasklaida, tai visi kanalai pilna burna kalba ant Trumpo, žodžiu, bando Trumpą sužlugdyti. Kas čia kur ką daro, neaišku. Taigi, gegužės 16 dieną, tai yra vakar. Po 3 metų pertraukos Rusija ir Ukraina surengė tiesioginės taikos derybas Stambule. Nes 15 dieną, kaip žinote, neįvyko. Ukrainiečiai nerado Stambulo. Tai žodžiu, nuvyko į kitą miestą. Nors susitikimas truko mažiau nei 2 valandas ir nebuvo pasiektas esminis proveržis, abi šalys susitarė apsikeisti po 1000 karo belaisvių. Tai didžiausias toks apsikeitimas nuo konflikto pradžios. Tai va, pabrėžiau, čia rašo lygiai 1000, o iš tikrųjų sakė, kad tūkstančiais, gali būti, kad virš 1000 bus. Na, čia aišku, aš irgi negaliu pasakyti, kad tai tiesa. Žodžiu, pamatysim, kas bus ateityje. Taigi, Ukraina pasiūlė 30 dienų paliaubas, tačiau Rusija šį pasiūlymą atmetė, reikalaudama, kad Ukraina atsisakytų teritorijų, kurių ji nėra visiškai užėmusi, įskaitant Lugansko, Donecko, Zaporožeco ir Čersovo sritis. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis paragino surengti tiesioginį susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Tačiau Kremlius šį kvietimą reagavo skeptiškai. Taigi, tarptautinė bendruomenė atidžiai stebi šias derybas. Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija ir Lenkija išreiškė bendrą poziciją, kad Rusijos reikalavimai yra nepriimtini ir svarsto galimybę įvesti papildomas sankcijas Maskvai, jei ši nesutiks su paliaubom. Nepaisant šių diplomatinių pastangų, situacija mūšio lauke išlieka įtempta. Ukraina susiduria su personalo ir amunicijos trūkumu, o Rusija, atrodo, ruošiasi vasaros puolimui. Be didesnės vakarų karinės paramos ir griežtesnės sankcijų Rusijai, Ukrainos padėtis išlieka sudėtinga. Tai va, dabar pasižiūrėkim, ką kalba apie derybas vakarai. Na, apie tai, kad vyks apsikeitimas, jau nekartosiu, tačiau derybos Stambule nutrūko, kai Rusija pareikalavo, kad Ukraina išvestų karius iš savo teritorijos, kurios Maskva nesugebėjo užkariauti kaip bet kokių paliaubų sąlygą. Kremlius tvirtina, aneksavęs Luganską, Donecką, Zaporožecą ir Chersoną, surengęs fiktyvius referendumus dalyse sričių, kurias jis kontroliuoja.
Balsavimai buvo plačiai pasmerkti ir Rusija dar nėra visiškai užėmusi ne vienos pozicijos. Ukraina atmetė Rusijos nepradinius reikalavimus ir metė iššūkį prezidentui Vladimirui Putinui, kuris atmetė raginimus nutraukti ugnį, susitikti su Ukrainos lyderiu Vladimiru Zelenskiu. Rusijos užsienio reikalų ministerija Zelenskį pavadino klounu ir nevykėliu. Netrukus po derybų Turkijoje prezidentas Zelenskis kalbėjosi su JAV prezidentu Trumpu ir ministru pirmininku Starmeriu. JAV prezidentas Trumpas vakar pakartojo teiginius, kad tik jis ir Putinas gali užbaigti karą. Bet tik pamiršau pasakyti, kad po 3 dienų. Pažvelkime, ką kalba Lietuvos žiniasklaida, jeigu galima sakyti tai. Tai pastaruoju metu Rusija ir Ukraina dalyvauja derybose, siekdamos nutraukti karą, tačiau šios derybos yra sudėtingos ir kol kas nepasiekė konkrečių rezultatų. Dabartinė situacija 2020 metų kovo mėnesį Saudo Arabijoje įvyko derybos, kuriuose dalyvavo JAV, Ukrainos ir Rusijos atstovai. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas galimybei sustabdyti smūgius ir energetikos objektus. Tiek Rusijos, tiek Ukraina iš esmės sutiko su tokiamis dalinėmis paliaubomis, tačiau jos dar neįgyvendintos. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina pasirengusi tiesioginėms deryboms su Rusija tik sudarius paliaubas. Tačiau Rusijos prezidentas atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad šiuo metu nėra pagrindo deryboms. Tarptautinė reakcija. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda išreiškė susirūpinimą, kad Rusija gali naudoti derybas kaip būdą laimėti laiko ir išvengti atsakomybės už savo veiksmus. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė pasiūlė Ukrainai atidėti bet kokias taikos derybas su Rusija, kol vakarų sąjungininkai suteiks pakankamą karinę pagalbą, padėsiančią Kyjivui pasiekti sėkmę mūšio lauke ir sustiprinančią jo pozicijos derybose. Matot, kaip kursto NATO karą, o iš tikrųjų padėti nieko negali. Išvados, nors derybos tarp Rusijos ir Ukrainos vyksta, jos yra sudėtingos ir kol kas nepasiekė konkrečių rezultatų. Tarptautinė bendruomenė stebi situaciją ir skatina konstruktyvų dialogą, tačiau išlieka daug kliūčių, trukdančių pasiekti ilgalaikę taiką. Tai va, taip apibūdina Lietuvos žiniasklaida, kad žodžiu nieko nepasiekta, viskas blogai, viskas nevyksta, niekas niekur. Žodžiu, viskas blogėja ir blogėja. Tai ką, remkit karą. Pažiūrėkim, ką tik tokie komentarų daug mačiau ėjo, pažiūrėkim, ką čia rašo. Rašo, kad iš Batkos naujienų skaitai. Ne iš Batkos naujienų tai skaitau. Какая у тебя палата? У меня не палата, а квартира. Ukraina nenori paliaubų, nes kitaip pasibaigs parama. Iš tikrųjų, ne pati Ukraina nenori paliaubų, iš tikrųjų Amerika nenori paliaubų, nes čia yra gilesnis tikslas, negu jūs įsivaizduojat, nes kas stebi situacijas pasaulinės, tai žinot, kad Amerika labai žiauriai buvo į baškas važiavusi, o dabar neblogai lenda laukan, tai žodžiu, čia yra toks biznis ir čia ne Ukraina nenori, o Amerika. Klausė, tu už rusus? Ne, aš ne už rusus, aš už lietuvius. Todėl aš dar sykį pasakysiu, kad aš esu lietuvis ir aš eisiu už lietuvius ir visą laiką eisiu už lietuvius. Bet aš nepulsiu prieš rusus, nes mes su rusais esam draugai. Mums su draugais nereikia pyktis, su kaimynais, su draugais nereikia pyktis. Tiek su Rusija, tiek su Baltarusija mes turim vesti gerus santykius, kaimininius santykius. Todėl reikia mąstyti diplomatiškai, o ne kaip jūs, kad mąstote, ką jums pasako, jūs taip ir varote. Jo propaganda yra iš abiejų pusių.
Taip, iš tikrųjų, taip, propaganda yra iš abiejų pusių. Vieni taip, kiti taip, čia jo. Kas yra 100%, visi turi iš to naudos, tiesa. Taip, tai tikra tiesa. Taigi, čia prieš miegą gera būtų pasaka. Tai bus tas įrašas, gali tą įrašą klausyti ir prieš miegą, ir po miego, ir miego metu, todėl galite visai klausyti tą įrašą. Malonu, kad patinka jums. Rašo netikėti, ką ten rašo. Taip, daug kas rašo įvairią tiesą, todėl turim viską pasižiūrėti ir apsvarstyti ir savo tiesą pasiimti. Taip, rašo, ruoškis karui. Na, aš tiek karui, tiek taikai visą laiką pasiruošęs, todėl kam čia ruoštis, geriau mes žiūrėkim, kaip taikai pasiruošti, o ne karui ruoštis. Rašo, dabar jau vyksta karas, tu esi to dalyvis su savo dezinformacija. Na, žodžiu, mano yra ne dezinformacija, aš skleidžiu, ką paskaitau, ką parašau, aš skleidžiu ne savo nuomonę taip pat išsakau, aišku. Todėl aš dezinformacijos neskleidžiu, aš tik bandau atmerkti jūsų akis, tie, kurie dar prisiklausė Amerikos teroristinių padėjėjų, parsidavėlių, Lietuvos tautos išdavikų, prisiklausę ir tikite tą nesąmonę, kurią jums per prievartą kiša kiekvieną dieną. Todėl, jeigu jums skaito, kad čia dezinformacija, jūs skaitykite taip, stebėkite, pamatysit, laikas parodys. Mes vis tiek, gėris nugalės šį kartą, bet kadangi gėris nugalės, gėris negali greitai išsiveršti, todėl palengva viskas tai vyksta. Tai pamatysit. Vai, kodėl ne iš patikimų šaltinių? Nu, patikimų šaltinių nėra greičiausiai. Ukrainiečiai jau buvo geri kaimynai rusams. Ko tau dar geresnių santykių reikia? Nu, čia Ukraina buvo kaimynai, aš kalbu ne apie Ukrainą, todėl aš kalbu apie Lietuvą, kad Lietuva turėtų santykius gerinti, o ne Ukraina. Ukraina taip pat, aišku, turėtų su kaimininėm šalim gerinti santykius. Visų pirma, reikia su kaimynais gerai sugyventi, o ne su atvykėliais iš už jūrų marių. Rašo, tau nori atimti pilietybę. Kodėl? Aš nežinau, kas man nori atimti pilietybę. Dar kol kas tokių... Aš bent tais tokių dar gandų neturiu. Jeigu jūs jau tokius gandus turite, tai aš nežinau. Man kol kas dar tokių gandų nėra. Ir kas ruošiasi atimti ir už ką, todėl negaliu pasakyti. Jo, rašo, teisingai, kaimynų nepasirinksi, kad ir kaip nepatinka rusai, baltarusiai, jie iš žemėlapio nepradings. Teisingai, aišku, jie nepradings, todėl nereikia lysti į jų politiką, bet reikia su jais draugiškai gyventi ir viskas. Todėl, čia kaip ir su kaimynais, kai gyvenat, jūs neteinat aiškinti kaimynui, kad tu perdažyk automobilį taip, nevažinėk su tokia spalva, tai žodžiu, taip ir čia tas pats yra, tik tai nereikia kištis į ne savo reikalus ir viskas bus tvarkoje. Taip, prašau, tavęs laukiam Lietuvoje. Gerai, ačiū, kad laukiat. Be abejo, atvažiuosiu ir ne vieną kartą dar. Vėl klausimas, kodėl tau nori atimti pilietybę. Nežinau, kas nori atimti. Ką baigęs tu? Ką tik baigiau kavą išgerti. Ar pažįsti Armantą Skipskį iš TikToko? Ne, nepažįstu Armanto Skipskio iš TikToko. Baltatuskaja Svoboda radio show. Net žodžio nemoku parašyti, parašė Baltatuskaja. Tai žodžiu, įsivaizduokit, kokius komentarus reikia skaityti ir kokie žmonės tai įrašo tos komentarus. Todėl, kai komentarus aš nebetrinu, komentarus palieku visus tik automatiškai, TikTokas, kuriuos ištrina, kurie yra necenzūriniai, nes kad neblokuotų kanalą. Tai žodžiu,
Žmonės, kad kreipkite dėmesį, kas ir kokius komentarus rašo, nes pagal savo išsilavinimą žmonės. Tu tiek prisimeluosi, kad po to nebus kaip pakeisti nuomonės ir toliau stovėsi ant savo. Na, matot, aš nieko nemeluoju, todėl aš stovėjau ir stovėsiu ant savo ir ant savo tiesos ir man nėra ko čia pergyventi. Jeigu jums tai kelia kažkokių tai nerimo, tai jūs pasigalvokit, man tai yra viskas tvarkoje. Aš nieko nemeluoju, sakau kaip yra, visą tiesą. Labas rytas, prezidentė, labas. Tai Ukraina buvo gerose santykiuose, sugyveno su rusais iki karo. Nu, taip, sugyveno. Bet matot, šiai dienai nebesugyvena. Ir dėl ko kaltės? Dėl akivaizdžios vakarų teroristinės demokratijos. Klausė, kieno tu prezidentas? Aš nebesu prezidentas, tik dar po senovėje žmonės su manim taip sveikinasi, tai žodžiu, nebesu prezidentas. Žemė apvali ar plokščia? Čia įsiveskite į Google. Aš nesidomiu šiuo dalyku. Ar ji plokščia, ar ji apvali. Man jinai yra kalnuota, todėl negaliu pasakyti. Gal ji gumbuota yra man. Tada šio klausimo reikėtų gal kokią temą padaryti tokią, bet matysim, ar bus kada laiko. O kas lenda į tusų politiką? Tusų. Tu kalbi vėjus, tai ko jie nedraugauja su mumis? Nežinau, kas tai jie nedraugauja su jumis. Iš viso nedraugauja ir kas nedraugauja, tusai. Čia greičiausiai rusai norėjo parašyti, bet žodžiu, nedraugauja. Visi draugauja, tik tai jūs gal nedraugaujat. Gal nori į Tenerifę nuvažiuoti su Niežu pakalbėti. Nežinau, kas tas Niežas, bet į Tenerifę norėčiau nuvažiuoti. Jeigu gali nupirkti bilietą pirmin atgal, būtinai nuvažiuosiu. Alfonsai, tau garantuoju, atims pilietybę. Na, atims, juk ką man teroristinės pilietybės ir nereikia. Aš esu Lietuvos pilietis, todėl aš ir išliksiu Lietuvos pilietis. Man tos pilietybės niekas neatims. Niekas tokios teisės neturi atimti. O jeigu teroristinė pilietybė atims, tai kam man jį reikalinga? Aš dėjau skersą ant tos pilietybės. Aš juk matėt, ką aš pernai padariau su ta Respublikos pilietybė. Todėl nafik jį man reikalinga. Jo, rašo, aš tau nupirksiu bilietą į Tenerifę. Nori? Taip, noriu, pirminį ir atgal nupirkti. Amerika užpuolė rusus. Jo, daug nešvankių komentarų. Taip pat, aišku, dėkoju, kurie palaikote Euroviziją. Ar žiūrėsi Euroviziją? Na, nemanau, kad reikėtų man tą Euroviziją žiūrėti. Jeigu pasitaikys proga, gal žiūrėsiu. Šiaip aš televizijos nežiūriu, man stengiuosi būti protingas, todėl nežiūriu televizijos, nes televizija išplauna smegenis žmonėm. Klausia, geriai vakar. Aš kiekvieną dieną geriu. Geriu ryte, vakarą, per pietus ir kada užsinoriu, tada geriu. Todėl geriau ir vakar, ir geriau ir šiandien ryte jau. Visur ir visada geriu. Ir šiandien ryte, tarp kitko, viena moterytė parašė, gal nori atvaryti į kavinę alaus atsigerti. Parašiau, kad, aš alaus negeriu, tai žodžiu, atsisakiau. Tai ką gaminsi šiandien? Na, šiandien greičiausiai virsiu koldūnus pietums, jeigu ką. Čia skanus koldūnai. O šiaip, maistas čia yra skanus, negaliu pasakyti. Kai gyvenau Šveicarijoje, koldūnų tokių buvo, bet man reikėjo toli važiuoti parsivežti, o šiaip tai yra itališkoje, ne koldūnai jie vadinasi kažkaip kitaip, bet žodžiu, ten su visokiais grybais, žolėm. Rašau į restoraną eik.
ką ten veiksi restorane? Tai man restoranai pakirėjo, aš kai gyvenau hostelyje, aš mėnesį su viršum vaikščiau į restoranus, į kavinės visur valgyti, man pakirėjo tas maistas. Tai moterytė norėjo paskui pas save į lovą tave išsitemti. Gali būti, po alaus ir į lovą gal norėjo išsitemti, bet nesudomino manęs. Kaip maisto kainos Baltarusija? Na, apie kainas aš jau buvau kalbėjęs, bet dar sykį pasakysiu. Mėsa, žodžiu, kas pas jumis eurais kainuoja, tas čia pas mums Baltarusijos rubliais kainuoja. Žodžiu, kainos yra normalios, degtinės butelis nuo 10 rublių, alaus skardinės ir mažai buteliai 0,5 litro nuo 2 rublių, pūslės nuo 4 rublių, kas daugiau jūs čia gali sudominti, bulvės šviežios 6,5 rublio, taip nuo 3-4 rublių, 3-4-5 rubliai kilogramas. Žodžiu, kiaušiniai 4 rubliai, 3 rubliai 34, taip, nuo 3 rublių prasideda. Vakar nusipirkau kaimiškų, tai žodžiu, sumokėjau 6 rublius už 10 kiaušinių. Tai va, tokios kainos klausė eurais. Nu, matot, išsiverskite eurais, kiek Baltarusijos rublis kainuoja eurais ir išsiverskite. Ar jau tiek nesugebat išsiversti į eurus? Rašo, su Lukašenka sutarė gerai. Taip, sutariu aš su visais gerai, ne tik su Lukašenka, ir su visais aš gerai sutariu. Su kuom tik tariuosi, su visais gerai ir sutariu. Todėl aš problemų nematau, aš esu žmogus toks, kad diplomatiškas ir jeigu mes kokiu klausimu nesutariam su kažkuom, tai aš pasakau, kad aš tom nesutinku ir pasiliekam prie tokios situacijos, o nepuolam muštis ar karą kelti. Kur tavo švarkas, šlipsas, atrodai dabar kaip Zelenskis, voka rašo. Na, aš turiu dar ir tą maikę tokią, kad tikrai atrodyčiau kaip Zelenskis tiesiai šviesiai, bet na, yra kostiumas supakuotas ir pakabintas spintoje. Progai reikiant visą laiką apsimaunu. Tad šiandien nematau progos apsimauti ir neapsimauau. 10 eurų kiek rublių. Na, nežinau, paskutinį kartą, manau, buvo 33 ar kiek ten. Pasižiūrėkit, yra Google. Mums per sunku konvertuoti tokias sumas. Į Žemaitijos būsi. Taip, į Žemaitijos. Kaip manai, pasodins Kristina Tiškuvienė? Na, aš nežinau, kas ta Kristina Tiškuvienė yra visų pirma. Visų antra, nežinau, dėl ko kaip ir ką. Todėl man čia kažkokia naujiena, tai žodžiu, kas ta Kristina Tiškuvienė, aš tai pasirašysiu, reikės pasižiūrėti internete. Ir už ką ją ten gali pasodinti. 2 metus laiko myliuosi su žmona ir ji nepastoja, nes jinai pasakė, kad aš baigiu ne į tą skylutę. Tai keistuolis vasaros, nežinau jo. Kada grįši į gimtinę? Po naujų metų grįšiu. Ak, šitą Kristina tiktokerė, na, nežinau, aš tos tiktokerės kažkaip klausia, kada atgal į Vokietiją. Į Vokietiją galbūt ir dar šią vasarą važiuosiu, tai žodžiu, matysiu, kaip čia susiplanuosiu. Bet kai važiuosiu tyliai, niekas nežinos, nes kadangi manęs ten visi laukia, nori sugauti, esu nepagaunamasis. Ar Vaitkus būtų geras kandidatas į prezidentus? Ne, nebūtų geras. Mano nuomonė, tai tiksliai nebūtų geras. Labas, Virguti. Todėl, nežinau, ar Vaitkus jau paleistas ir jis jau uždarytas buvo, kaip ten buvo su juo. Tai žodžiu, aišku, žmogų nereikia apkalbėti, bet būtų gerai, kad jis ateitų pasikalbėti čia į laidą, bet jis neateis. Sumelstui, kada live padarysi? Na, nežinau, ar darysiu aš tą live. Nes mes galim ateiti taip į pokalbius pasikalbėti, bet live'as čia yra. Gal kada nors surasiu laiko, diskutuosiu, kaip tenais yra, pasižiūrėsiu, gal ir padarysiu.
Tave, Švenčioninę, Juraitį, Ragelskį rodė per televiziją. Atseit verčiate valdžią, už tai sodins jums juos. Jo, aišku, aš neverčiu valdžios, nes valdžios nėra, kam ją versti, ją reikia suimti pačią. Aš kaip ir sakiau, yra orderis išduotas, bet Lietuvos policija nedirba. Yra žmonės paruošti, bet lietuviams dar nereikia to daryti, todėl tas bus padaryta vėliau. Be mano pagalbos, aišku, nes aš pasitraukiau iš politikos. Bet jiems ta diena ateis. Ar šventėjai gegužės 9-ąją? Taip, švenčiau gegužės 9-ąją. Dariau ir tik tokią tiesioginį įrašą iš parado prieš laiko ir buvo prisikabinę, atsiprašau, buvo prisikabinę saugumiečiai, o ką pasakiau, kad iš Lietuvos iš viso jie tokie apakę. Bet nieko, viskas gerai, leido toliau filmuoti ir viskas buvo tvarkoje. Tik tiek, kad prieš atsidedant paradoj 6:30 vakaro tiek susilpnino internetą, kad nebebuvo įmanoma filmuoti. Tad, žodžiu, negalėjau filmuoti, šiaip su video kamera pafilmavau, bet nekelsiu, nedėsiu tų vaizdų. Tai, žodžiu, paradas buvo neblogas, galite susirasti internete. Taip, klausė, kaip galvoji, Nerijus Ambajevas pasveiks? Na, aš nežinau, kas jis toksai yra, nežinau, kuom jis susirgęs ir kodėl jis turėtų pasveikti. Klausė, kur Landsbergis? Nežinau, koks Landsbergis ir aš neseku, aš nesu seklys Morka. Jūs ne čia pataikėte, ne ta laida čia, kad mes nesam, kad ieškoti giminių. Čia reikia kreiptis į, kur ieško giminės. Ką manai apie Niežą? Nežinau, jokio Niežo. Tai buvau su Grigorijaus juostele, galiu parodyti, ir su Baltarusijos vėliava. Ne Grigorijaus, buvau su tokia, vat, ir tokia vėliava buvo. Kostiumas buvo įsegta viskas. Ir aš su tuo kostiumu netgi esu video padaręs, todėl galite pasižiūrėti. Ir buvo linksmas, žodžiu. Klausė, Baltarusijoje yra laisvė? Na, kaip sakoma, į durnus klausimus neatsakinėju, todėl reikia būti savo vietoje ir būsi laisvas. Kiek rublių gavai už tai? Kas ten toks už nugaros stovi? Jau vaidenasi kažkam tai. Baltarusijoje tai filmuoti neleidžia. Na, matot, leido, aš filmavau netgi parade. Ar manai, kad tavo vieta kalėjime už tėvynės uždavimą? Aš manau, kad jo visiems tiems tautos išdavikams turėtų būti už tautos išdavystę kalėjimas. Aš nesu tautos išdavikas, todėl mano vieta ne kalėjime. Kiek tau dabar moka Baltarusijos valstybės atstovai už propagandą? Aš neskleidžiu jokios propagandos ir man nemoka jokie Baltarusijos valstybės atstovai, todėl galite nusiraminti. Na, žodžiu, klausimai yra jau nebežino žmonės, ką ir beklausti, rašo tokius vėjus. Tai šiandien pakalbėkim dar, žodžiu, žinot apie ką? Pakalbėkim apie tuos visus, kurie remia karą Ukrainos, kurie palaikot karą, tik duodat pinigus karui. Ar jūs nepagalvojot, kad artėja mokslo metų pabaiga? Vaikams reikalingos atostogos, stovyklos. Kodėl jūs negalite remti stovyklų? Kodėl jūs negalite paremti gal kokios šeimos? Nes vaikai, kiti tėvai neturi galimybės išleisti savo vaikų į stovyklas. Kodėl jūs negalėtumėt pasirūpinti šviesiais dalykais? Kodėl jūs būtent remia tik tai karą ir jūs liekat patenkinti, kad kuo daugiau nužudyti žmonių, tu jums geriau. Atsiminkit, kraujas yra labai blogai ir jis nenusiplauna. Jis nenusiplauna taip, kaip jūs kad mąstote. Todėl pamastykit, paieškokit, kas renka paramą vaikų stovyklom, paaukokit vaikų stovyklom,
Jeigu nenorit pinigais aukoti, paaukokit daiktais, dar kažko, pasiskambinkit, paklauskit, ko jiems trūksta, ko jiems reikėtų. Gal geriau pagalvokime apie šviesų rytojų, o negalvokime vien tik apie tamsą, dūmus, smarvę. Todėl siūlyčiau visiems, kurie remiat karą, apie tai pamastyti. Gaila, aišku, kad mažai žmonių tokių yra, kurie daro gerus darbus, bet blogiems darbams yra labai daug žmonių. Ir jie didžiuojasi, o šiandien nužudžiau tiek daug žmonių. Na, matot, tas reikalas yra nepagoda. Nes, žodžiu, ką galiu pasakyti apie tai? Viskas šiame gyvenime grįžta atgal bumerangu, tad žinokit, kad jis sugrįš ir pas jūs. Todėl pradėkite daryti gerus darbus, pagalvokite apie vaikų ateitį. Nesvarbu, kad jūs ir neturite vaikų, gal ir negalite turėti, bet tai pagalvokime apie kitus vaikus. Yra daug šeimų, kurios tikrai sunkiai gyvena, kurios pagal šią situaciją negali išleisti vaikų, tikrai negali. Jie džiaugiasi, kad dar mokslo metams kažką tai nuperka, kokį rūbą, dar kažką tai, žodžiu, knygos, sąsiuviniai, viskas brangiai kainuoja. Todėl jūs pasigalvokite apie tai. Rašo, tau jau yra išduotas Europos arešto orderis. Ačiū, kad pastebėjot. Taip, šiandien kas yra dar... Tai vat jau 2,5 metų, kaip išduotas arešto orderis, dar 0,5 metų ir šis arešto orderis nulėks šunių ant uodegos. Jūs dabar tik pastebėjot, kad man išduotas tarptautinis arešto orderis Europos. Tai žodžiu, aš tą žinojau senai. Aš tą orderį, ant to orderio nusimyžęs iš Šveicarijos su traukiniu išvažiavau į Vokietiją, paskui su automobiliu per Lenkiją, Lietuvą, Latviją, Estiją. Estijoje įsėdau į lėktuvą, nuskridau vėl į Varšuvą, iš Varšuvos į Baku, iš Baku į Minską atskridau. Tai va, ir ką tas tautos orderis, tas Europos orderis. Tai va, pagalvokim, draugai mėly, parenkim geriau vaikus, pasižiūrėkim. Vaikai mūsų ateitis. Jeigu mes mokinsime, kad reikia atimti iš silpnesnio ir atiduoti stipresniam, tai taip vaikai ir pradės elgtis. Atsakyk už savo bazarą, Alfa. Aš atsakau už savo bazarą. Todėl aš žinau, kad einu už Lietuvą ir eisiu toliau. Nesvarbu, kad ir nebesu prezidentas, kad ir esu paprastas pilietis, vis tiek aš palaikau Lietuvos valstybę ir lietuvius. Aš nepalaikiau ir nepalaikysiu tautos išdavikus, kurie užgrobė dabar Lietuvos Respubliką ir kankina žmonės, bando išsiųsti į karą, o jūsų teisė rinktis, ką palaikyti. Matau, komentarų nebėra, tad šiandien tiek. Ačiū, kad palaikote, ačiū už pasitikėjimą. Ir žiūrėsim, bus naujienų, išeisiu į eterį, nebus naujienų, neišeisiu. Tad va, šiandien tiek. Ačiū už dėmesį, te padeda mums Dievas.